Sveiki atvykę į požiūrių sankirtą, kurioje gilinamės į sudėtingas idėjas ir skirtingas jų interpretacijas. Žinote, paprastai, kai skaitome kokį nors teisinį dokumentą, banko paskolos sutartį ar oficialų kontraktą, mes tikimės absoliutaus matematinio tikslumo. Taip, viskas pagal taisyklės. Būtent. Viskas pagrįsta taisyklėmis, sąlygomis, kompensacijomis. Tu sulaužė taisyklę, tu moki baudą, susidaro skola, ją privalu padengti. Tai labai aiški tokia binarinė ir aritmetinė mechanika, prie kurios mes esame labai pripratę. Mes mėgstame, kai pasaulis veikia pagal tokias tvarkingas lenteles. Tikrai taip, tai suteikia saugumo jausmą. Taip, bet tuomet tu atverti ankstyvosios krikščionybės tekstus, bandai pritaikyti tą patį teisinį šabloną, didžiausiam vakarų civilizacijos pasakojimui, Kristaus kančiai ir išganimui, ir staiga tas griežtas kontraktas, jis tiesiog byra į šipūlius. Arba bent jau taip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Iš tikrųjų, tai yra viena giliausių teologinių įtampų. Ir mes čia esame būtent tam, kad ją šiandien išnarpliotume. Būtent taip. Šiandienos mūsų diskusijos pagrindas yra nepaprastai turtinga teologės Marie Noel Tabut biblinių tekstų analizė. Ši analizė nagrinėja Luko Evangeliją ir Petro laiškus. Ir pagrindinis klausimas, kuris neduoda ramybės teologams jau 2000 metų, skamba taip. Kaip iš tiesų turėtume suprasti Kristaus kančios būtinybę? Taip, kodėl tai privalo įvykti? Taip, kodėl teologinė prasme tai turėjo įvykti. Aš šiandien atstovauju požiūriui, jog šie tekstai mums atskleidžia visiškai naują paradigmą. Aš esu įsitikinusi, kad jie parodo, jog kančia nebuvo kažkoks kosminis dieviškas reikalavimas skoloms padengti. Tai buvo tiesiog radikali, būtina meilės demonstracija, skirta išgydyti žmonijos aklumo. Ir parodyti, kad atleidimas yra visiškai nemokamas. Na, o aš atstovausiu kiek kitokiai, galbūt netokiai romantiškai, bet esu įsitikinęs istoriškai ir tekstualiai, kur kas tikslesniai pozicijai. Aš teiksiu, kad neįmanoma nuoširdžiai skaityti šių tekstų ir tiesiog ignoruoti juose giliai įsišaknijusio Senojo testamento aukojimo mechanizmą. Bet ar tikrai jis ten toks esminis? Aš manau, kad taip. Tai, ką mes ten matome, nėra viens spontaniškas, gražus meilės aktas. Mes susidurėme su labai griežtu struktūriniu būtinumu ir išankstiniu Dievo planu. Teisingumas ir meilė čia veikia kartu taip, bet per labai specifinę, archaišką ir, būtiną kraujo aukos prizmę. Tai puikus atspirties taškas. Pradėkime nuo to momento Luko Evangelijoje, kai Jėzus kelyje į Emausą susitinka su dviem, visiškai sugniuždytais mokiniais. Aha, garsusis Emauso epizodas. Taip, jie nesupranta, kas įvyko. Jų mokytojas, į kurį jie dėjo visas viltis, buvo nukryžiuotas. Ir Jėzus jiems užduoda esminį klausimą, kurį Tabut savo tekste labai akcentuoja. Argi nereikėjo, kad Mesijas tai iškentėtų? Prancūziškai ten skamba pourquoi fallait-il. Tikrai, taip. Kodėl tai buvo būtina? Ir štai čia yra esminis lūžis. Autorė labai aiškiai dekonstruoja tą tavo minėtą mechanizmą. Ji teigia, kad Dievas jokio būdu nereikalavo šios kančios kaip kažkokios buhalterinės kompensacijos už žmonių nuodėmes. Išganimas yra absoliuti dovana, tai nėra transakcija. Pala, bet jeigu tai ne transakcija, tai iš kur atsiranda tas žodis nereikėjo arba būtinybė? Tai kyla iš tą Kodėl reikėjo mirties? Jei pakako tik ištarti, aš jums atleidžiu ir viskas. Kam ta visa drama? Leisk man tai paaiškinti per vieną analogiją. Manau, ji puikiai padės suvokti tos, būtinybės prigimtis. Įsivaizduok tėvą, kuris eina sraunios, pavojingos upės pakrante. Staiga jis pamatė, kad jo vaikas įkrito į vandenį ir skęsta. Klausau. Tėvas nesekundės nedvejodamas šoka į tą ledinį vandenį. Jam pavyksta išstumti vaiką į krantą, bet pats tėvas nuskęsta, atiduodamas savo gyvybę. Dabar užduokime klausimą, kodėl jis tai padarė. Kad išgelbėtų vaiką. Būtent. Bet ar tėvas šoko į upę tam, kad sumokėtų kažkokią skolą upei? Ar upė reikalavo kompensacijos, jog paleistų vaiką? Žinoma, kad ne. Tėvas šoko į vandenį, nes jo begalinė meilė tiesiog reikalavo veikti. Suprantu, kur lenki.
Būtinybė čia kyla iš pačios meilės prigimties, o ne iš kažkokio kosminio ar teisinio reikalavimo sumokėti už nuodėmę. Lygiai taip pat ir krikščionybėje Dievo sūnus eina į patį žmonijos tamsos dugną ne todėl, kad Dievas tėvas reikalauja kraujo. Jis eina todėl, kad mylintis eina iki galo. Žinai, ši analogija, kurią pateikė, yra labai emocionali ir graži, tikrai. Ir ji labai tinka šio laikiniam žmogui, kuris apskritai nemėgsta jokių griežtų taisyklių ir teisingumo rėmų. Bet aš atkreipsiu dėmesį į vieną didžiulę tavo istorijos skilę, kuri mano nuomonė visiškai prasilenkia su nagrinėjimais tekstais. Skilė? Na ir kokiegi ji? Tavo prašytas tėvas reaguoja į krizę. Vaiko įkritimas į upę yra avarija, nelaimingas atsitikimas. Tiesa? Tėvas buvo užkluptas netikėtai. Bet ar tai mes skaitom apaštalo darbuose? Atsiverskime Petro kalbą per sekmines. Petras nekalba apie avariją. Bet jis kalba apie meilės aktą. Taip, bet jis aiškiai juodu ant balsto sako, kad Jėzus buvo atiduotas pagal tvirtą Dievo sumanimą ir išankstinį žinojimą. Prancūziškai tekste le dessein bien arrêté. Kitaip tariant, tai buvo suplanuota. Tai visiškai nekeičia motyvo. Bet žiūrėk, tai keičia visą veiksmų mechaniką. Leis man pratęsti tavo pačios analogiją. Jeigu mes taikome Petro žodžius tavo istorijai, tai reiškia, kad tėvas ne šiaip pamatė skęstantį vaiką. Tėvas iš anksto, prieš amžius, žinojo arba netgi suplanavo tą architektūrą, pagal kurią išgelbėjimas bus įmanomas tik tada, kai kažkas atiduos gyvybę. Na, tu čia jau labai mechaniškai viską interpretuoja. Petras po to ilgai ir nuobodžiai cituoja pranašą Dolydą, įrodinėdamas minioms, kad visa ši įvykių seka buvo iškalta akmenyje dar prieš 1000 metų. Kodėl? Todėl, kad egzistuoja labai griežta dangiškojo teisingumo architektūra. Jeigu tai tik paprasta reakcija ir spontaniška meilė, Petrui nereikėtų remtis visų to pranašysčio aparatu. Ši kančia yra įrašyta į pačią visatos struktūrą kaip būtinas atlygis. Taip, aš sutinku, kad Petras remiasi Senojo testamento architektūrą, bet pažiūrėkime, kaip jis tai daro. Tu sakai, kad jis patvirtina tą senąją teisingumo sistemą. Bet aš sakyčiau, kad jis ją iš vidaus susprogdina ir perrašo. Susprogdina? Kaip tiksliai? Jei jau kalbame apie Petro raštus, pereikime prie jo pirmojo laiško. Būtent ten jis naudoja tą garsiąją frazę, kuri turėtų priversti suabejoti tavo kainos mokėjimo teoriją. Petras rašo, kad jūs esate išpirkti nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu. Čia yra esminė vieta. Visame senovos pasaulyje, ar tai būtų romėnai, ar patys žydai, išpirkimas iš vergijos turėjo labai konkrečią išraišką. Tu sumoki pinigus, tu gauni laisvę. O Petras tai atmeta. Jis sako, jog jokios komercinės logikos čia nebėra. Jis atmeta auksą, taip, bet jis neatmeta kainos. Atidžiai paskaityk toliau. Pala, leisk man pabaigti mintį apie kontekstą, nes tai nepaprastai svarbu. Tabut savo tekste iškelia nuostabią detalę, paaiškinančią, kam šis laiškas buvo skirtas. Tai nebuvo skirta tradiciniams žydams, tai buvo skirta vadinamiesiems dievo bijantiesiems, krinion dieu, Pagonims, kurie lankė sinagogas. Būtent. Pagoniams, graikams, romėnams, kurie žavėjosi judaizmu, bet niekada netapo pilnateisiais žydais. Jiems tas visas griežtasis aukojimo ritualų aparatas buvo svetimas. Taigi, kai Petras jiems kalba apie tai, kad jie išpirkti ne auksu, o lyg neprieikastingo avinėlio krauju, šie žmonės puikiai suprato nuorodą į Velykų šventę, Išėjimo knygoje. Na va. Priėjome prie kraujo ir aukos. Bet kas buvo toji Velykų šventė? Tai nebuvo priekyba su Dievu. Tai buvo didžiulis išsilaisvinimo iš Egipto vergijos aktas. Tai buvo nemokama kelionė į laisvę. Ir Petras jiems sako lygiai taip pat. Kaip avinėlis reiškia išėjimą iš fizinės vergijos, Kristus dabar reiškia išėjimą iš jūsų beprasmio paviršutinio gyvenimo. Tai laisvės metafora, supranti, o ne kvitas už apmokėtas sąskaitas. Laisvės metafora. Žinai, man labai įdomu stebėti, kaip tu elegantiškai paimi Senojo testamento autoritetą, Velyko avinėlio įvaizdį ir visiškai išoperuoji jo esmę. Aš neišsioperuoju, aš radau tikrojo jos prasmę. Ne, tu palieki tik tuščią, nors ir gražiai skambantį apvaloką. Klausi, ar Petras dekonstruoja sistemą? Tikrai ne. Kad tai suprastume, mums reikia trumpam nusileisti ant žemės ir prisiminti, kaip iš tikrųjų techniškai ir fiziškai veikia ta Velyko avinėlio mechanika. Prašau, paaiškink, kaip tu tai matai. Prisiminkime,
Kas įvyko Egipte prieš pat žydams išeinant? Tai nebuvo tiesiog sprendimas susikrauti daiktus ir išeiti su daina. Dievas siunčia paskutinę bausmę egiptiečiams – mirties angelą. Ir ką Dievas liepia padaryti izraelitams? Ar jis sako, tiesiog tikėkite mano meilę ir viskas bus gerai? Na, jis liepia paženklinti duris. Taip. Jis liepia paimti avinėlį. Ir atkreip dėmesį, avinėlis turi būti absoliučiai tobulas, be jokio trūkumo. Jį paaukoti, o jo krauju ištepti namų durų staktas. Ir tik tas kraujas yra signalas mirties angelui aplenkti tuos namus. Kraujas čia, tai nėra abstraktus išsilaisvinimo simbolis ar poezija. Senovės pasaulyje gyvybė buvo kraujyje. Taip, aš žinau šitą istorinį kontekstą. Kraujas buvo substancija, kuri tiesioginė prasme sugerianti mirtį, uždengianti nuodėmę. Tai buvo griežčiausias reikalavimas siekiant išvengti mirties. Tai buvo materiali išlikimo sąlyga. Tad kai Petras rašo tiems patiems pagonėms pirmajame amžiuje, jis nesako, kad išpirkimas nieko nekainavo. Jis sako taip, tai nebuvo auksas, kaina buvo nepalyginamai aukštesnė ir baisesnė, tai buvo tobulo avinėlio kraujas. Tai vis tiek neskamba kaip... Tai prasme, jis apeliuoja į patį galingiausią aukos mechanizmą, kuris egzistuoja, kur gyvybė atiduodama už gyvybę, kad įvykdytų teisingumo reikalavimą. Tu negali to tiesiog nurašyti kaip pedagoginio Dievo žaidimo. Aš ir nenurašau to kaip žaidimo, bet mes negalime įstrikti tame senovinėme primityviame mechanizme, tarsi Dievas per tūkstantmečius nesikeistų. Arba tiksliau sakant, tarsi mūsų supratimas apie Dievą neevoliucionuotų. Tu traktuoji tekstus kaip visiškai statinį objektą, bet pats tekstas yra gyvas organizmas. Gyvas nereiškia paneiginti savo paties šaknis. Bet jis evoliucionuoja. Pažvelkime į dar vieną pavyzdį iš tos pačios Petro kalbos per sekmines, kurią jau minėjai. Petras ten cituoja 15 arba 16 psalmę. Tai yra absoliučiai fantastiškus pavyzdys to, kaip senoji teisinė mechanika virsta dvasinė pasitikėjimo meilė. Turiu įtarimą, kad tu šią evoliuciją pritaikysi labai selektyviai, bet prašau tęsk. Kad suprastume Petro naudojamą psalmę, mes turime grįžti 100 metų atgal. Psalmėje yra eilutė, kurią Petras priskiria Kristui. Viešpatie, tu mano dalis ir mano taurė. Tu nepaliksi manęs mirties buveinėje. Iš kur atsirado šie žodžiai? Iš Dovydo laikų? Dar anksčiau. Tabut atkreipia dėmesį, kad iš pradžių tai buvo levitų žodžiai. Kai Izraelio gentis atėjo į pažadėtąją žemę, levitų gentis negavo nė lopinėlio žemės. Jų darbas buvo tarnauti šventykloje. Jų vienintelė garantija išgyventi buvo Dievas. Tai buvo pragmatiškas fizinis išgyvenimo klausimas. Logiška. Praėjo keli šimtai metų, Izraeliui pradėjo grėsti asirai, babiloniečiai, stabmeldystė. Tuomet ši senoji levitų žemės problema evoliucionavo į tautos dvasinio išlikimo maldą Dieve, tu esi mūsų dalis, apsaugok mus. O tuomet praėjo dar keli amžiai, atsirado tikėjimas prisikėlimu ir galiausiai Petras, stebėk šį šuolį, paima šią senoją levitų žemės neturėjimo frazę ir pritaiko ją Kristaus prisikėlimui. Taip, pritaiko naujam kontekstui. Ką tai rodo? Tai rodo, kad krikščionybės aušroje mes stebime radikalų perspektyvos pokytį. Ankstyvieji krikščionys nuolat transformavo senasias baimės ir vergystės prasmes į pasitikėjimą. Mes perėjome nuo vergų, drebančių prieš tavo minėtą mirties angelą Egipte, prie sūnų, mylinčių ir pasitikinčių savo tėvų. Tai perėjimas iš teisinio režimo į laisvę. Tavo pateiktas istorinis ekskursus apie levitus yra be galo tikslus, tikrai. Aš sutinku dėl evoliucijos fakto, prasmių laukas per šimtmečius tikrai plėtėsi. Tačiau išvada, kurią darai, man kelia rimtų abejonių. Tu bandai sukurti tokią, dirbtinę priešpriešą. Kodėl dirbtinė? Nes atseit senajame etape buvo griežtas kraujo reikalaujantis teisėjas ir drebantis vergai. O dabar, naujajame testamente, mes turime tik mylinti tėvą ir laisvus sūnus. Lyg tas perėjimas visiškai panaikintų bet kokį teisminį aspektą. Bet atidžiai pažiūrėkime į patį Petro laišką, kuriame jis apibrėžia šį sūnaus statusą. Klausau. Petras rašo, jei jūs vadinate tėvų, tą, kuris nešališkai teisia kiekvieną pagal jo darbus. Prancūziškai tai juge impartialement chacun selon son œuvre. Štai tau ir toji naujoji sūniška koncepcija. Tėvas vis dar yra teisėjas. Teisingumas niekur neišgaravo.
Bet palauk, teisė čia įgauna visai kitą prasme. Leiks man pabaigti savo argumentą. Tas moralinis ir teisminis svoris, kurį tu taip nori nustumti į šalį, jis yra pačiame krikščionybės branduolyje. Dievas nepasikeitė, jis išlieka tobulai teisingas. O teisingumas reikalauja subalansuoti svarstyklės. Kad vergai taptų sūnumis, neužteko vien Dievui pakeisti savo nuomonę. Šis naujasis statusas buvo pasiektas per labai konkrečią, būtina ir neatšaukiamą kainą. Vėl tu apie kainą. Taip, nes jeigu mes pašaliname aukos realumą, jeigu viską redukuojame į kažkokį teatrinį gestą skirtą parodyti, kaip jis mus myli, mes atimėme iš išganimo jo svorį ir istorinę realybę. Jei kaina nebuvo reali, tai ir laisvė nėra reali. Tu vėl rėmėsi tomis svarstyklėmis. Ir aš suprantu, kodėl tai logiška, tvarkinga. Tačiau aš nesakau, kad Kristaus auka buvo neįpareigojantis teatro spektaklis. Tai buvo radikalus lūžis pačioje realybės struktūroje. O dėl žodžio teise, kurį tu taip pabrėži, pažiūrėkime, kaip šį žodį kontekstualizuoja Jėzus. Kai sakoma, kad Dievas teisia nešališkai, tai nereiškia, kad jis sėdi su buhalterinė knyga ir skaičiuoja mūsų padarytus nusikaltimus. Bet ar tai panaikina atlyginimo būtinybę? Nešališkumas reiškia, kad Dievas žiūri ne į išorę, ne į tai, kiek ritualų atlikome ar aukų atnešėme, o į pačią širdį. Kai žmogus įsisąmonina, koks buvo tikrasis kančios motyvas, neįniršusio Dievo reikalavimas, o paties sūnaus visiškai laisvas sprendimas žengti į mirtį iš meilės mums, žmogaus širdis natūraliai keičiasi. Tai nėra baimė būti nubaustam teisme, tai pagarba ir meilė. Tai vis tiek nesumenkina to plano mechanikos. Mes amžiams atsisakome tos transakcinės religijos, supranti? Mes priimame išganimą kaip laisvę. Tai meilė, kuri nepabūgsta eiti iki pitkapo tamsos ne tam, kad patenkintų archaišką kosminį teisingumą, bet tam, kad galutinai atvertų mums akis. Na, apibendrinama šią mūsų diskusiją, aš vis dėlto pasilikčiau prie savo perspektyvos, nors tavo požiūris neabejotinai turi daug prasmės atskleidžiant tą meilės aspektą. Tačiau aš manau, kad meilės ir laisvės motyvai neegzistuoja teologinėme vakuume. Jie veikia gilioje, nenutrūkstamoje tąsoje su visa ankstesnė izraelitų istorija. Dievo meilė yra neatsiejama nuo to tikslaus, nuo amžių pradžios numatyto plano. Ši meilė remiasi visų Senojo testamento aukojimo paveldu ir tobulų teisingumu. Meilė ir teisingumas čia nėra priešai. Jie abu yra būtini ir neatsiejami to didžiulio dieviškojo sumanimo komponentai. Tai tikrai labai stipri pozicija. Manau, klausytojams dabar tapo kur kas aiškiau, kokia gili praražė gali skirti šias dvi interpretacijas. Galbūt galime abu sutarti dėl vieno dalyko. Ši nuolatinė įtampa tarp laisvos, iš rėmų lipančios meilės ir griežto išankstinio dieviškojo plano nėra klaida. Tikrai ne klaida. Tai ir yra pats ankstyvosios krikščionybės teologijos branduolys. Tai misterija, kurioje šios perspektyvos nuolat susikerta ir provokuoja mus mąstyti. Visiškai pritariu. Ir galbūt būtent todėl, lygiai taip pat kaip tiems dviem mokiniams kelyje į Emausą, šių senovinių tekstų daugiaprasmingumas vis dar turi galę priversti mūsų širdis degti. Nes čia tiesiog nėra paprastų atsakymų. Taip, tiesa. Ir prisimenant tą epizodą Emausą kelyje, lygiai tą pačią sekundę, kai mokiniai pagaliau atpažįsta Jėzų laužant duoną. Jis pradingsta iš jų akių. Pradingsta, nepalikdamas jokio aiškaus taisyklių sąvado, o tik kvietimą kiekvienam iš mūsų toliau ieškoti šio neišsemiamo prasmių šaltinio. Kągi, ačiū, kad šiandien kartu su mumis narpliojate šias sudėtingas idėjas. Iki kito susitikimo.